ten tikrai labai įspūdingas objektas, parduota daugiau negu 15 milijonų. O, čia jau rimtas. Čia jau rimtas. Aš irgi už 15 milijonų ir sako, nieko negali ten statyti, jokių gyvenamųjų. Bet ačiū, kad pirkote. Ačiū, kad pirkote. Asmuo, kuris gyveno ten 20 metų, jisai, tarkim, nėra paveldėtojas to turto, na ir atitinkamai taip, jisai turi... Neturi jokių teisių ir jam reikia išsikelti. Tai aukcione už 1,8 milijonų. Kol dar neprasidėjo šis įdomus epizodas, turime vieną nedidelį prašymą jums. Jei manote, kad šiame kanale randate įdomaus turinio, paspauskite mygtuką prenumeruoti. Na, o jeigu manote, kad šis video bus įdomus, paspauskite mygtuką patinka ir brūkštelkit bent trumpą komentarą. Ačiū Jums už tai. Tai Pauliau, valstybiniai aukcionai, turto banko aukcionai, ką reikia pažinoti, kad pirmam rasti aukcionus arba rasti super idealius objektus ir kurie galbūt, nežinau, potencialą didžiausią turintis? Šiaip tai reikia pažinoti turtas.lt svetainę. Tenai įėjus yra toksai polapis, pardavimai, nuomai ir tenai tikrai galima rasti tuos objektus, ne tik tai tuos, kur dabar yra aukcionai paskelbti, bet ir kas yra planuojama. Tai, yra... Tokie ateities būtent. Taip, ateities. Mačiau, kad jau net 26 metų 3 ketvirčio kas bus sudėta. Būna nurodyti metai, orientacinis ketvirtis, bet jau kai yra paskelbta, tada atitinkamai jisai jau pereina į tą jau paskelbtų aukcionų. Žodžiu, gali pradėti taupytis jau šiandien, kad 26 nusipirktum, ko nors Gedimino prospekte. Labai gerą objektą aš jau pradėjau taupyti. Nes lietuviai mėgsta tos objektus iš po stalo, tai nėra tų tokių kažkokių neskelbimų dėrybų. Ne, pas mus visi objektai ant stalo ir kaip dažnai mėgstama sakyti ir turbūt tenka matyti ant aukcionų prekystalio. Nėra po stalo. Ne, po stalų ne. Tai va, tai kaip jau šiandien ir supratot, bendrausim su Paulium Vaitekėnu, tai yra išorinės komunikacijos vadovo būtent iš Turto banko ir kalbėsim visiems, kaip sakyt, svarbia tema apie tai, kas priklauso mūsų visiems, mūsų visų turtas, tai yra valstybinis turtas ir kaip valstybė, kaip šeimininkė tvarkosi su tuo turtu, palyginsim, nežinau, kaip žmonės paprasti tvarkosi savo turtu, kaip valstybė su mūsų turtu. Iš kur gauna ta valstybė tą turtą, kur jį parduoda, kam, ne? Ir apskritai, ar ten yra lobynai, ar ten yra lušnynai. Ja, labai geras. Nuo šitą klausimą galim ir pradėti. Labai geras laidos anonsas ir kas laukia šioje laidoje, tai iš esmės Turto bankas, tą apibrėžimą turbūt daugelis yra matę iš kokių rekvizitų, kad tai yra vienintelė valstybės įmonė, centralizuotai valdanti valstybės nekilnojamą turtą, bet iš esmės tai, po šitą frazę slepiasi žymiai daugiau tų funkcijų, nes iš esmės Turto bankas yra ir apie be abejo tą pažangų turto valdymą, tai yra remontai, tai yra atnaujinimo projektai, tai yra parengimas aukcionam, tai yra aukcionai, tai yra akcijų privatizavimas, akcijų pardavimas aukcionuose. Tai tikrai tas mūsų veiklos sritis yra labai plati ir dar džiaugiamės, kad be viso to, kad patys tai įgyvendinam, mes dar ir konsultuojame, jeigu reikia savo patarimais pasidaliname. Tai apskritai, įdomus faktas, kad 900 000 kvadratinių metrų priklauso valstybinio turto, būtent kurios valdo Turto bankas. Ir čia atitinka... Čia senamiesčio Vilniaus. Taip, arba 126 futbolo aikštelės. Čia sėdint Vilniuje, tai labai stadionai, aikštės yra... Bet čia, aš patiksliai noriu, čia visos Lietuvos turtas, ar čia būtent Vilniaus turtas? Čia su visais kaimukais, regionais, visas. Ir kas tai apskritai per turtas, kad suprastų žmonės? Jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie Vilnių, tai jeigu žygiuotumėm Gedimino prospektu, pamatytumėm ministerijas, nes didžioji dalis ministerijų būtent aplink Gedimino prospektą ir bazuojasi, tai tas turtas yra valdomas Turto banko. Pavyzdžiui, regionuose, aišku, taip pat ir Vilniuje ir Kaune, mūsų patalpose įsikūrusios yra biudžetinės įstaigos. Tam, pavyzdžiui, valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra ir panašiai. Tai iš esmės, jeigu mes kalbam apie tą būtent administracinį turtą, tai mūsų turte dažniausiai yra tos valstybinės funkcijas atliekančios įstaigos. Bet mesgi dar ir
kaip valstybė ir paveldi turto. Tai dėl to būtų neteisinga sakyti, kad tik tai administracinis turtas yra, bet būna ir tas paveldimas. Tas paveldimas turbūt jis labiau laikinas. Jisai turtas, taip, jisai laikinas, nes, faktiškai labai didelė dalis ten tų objektų jie yra realizuojami. Tai, ta prasme, jūs sakot, paveldimas, tai reiškia, žmogutis gyveno kažkur, išėjo napilin, niekam neužrašė savo turto ar neturėjo paveldėtojų. Ir tokia atveju lieka valstybė. Čia apie šitą turtą šneka. Taip, šiaip nesakyčiau, kad valstybė atėjo ir paėmė tą turtą, bet taip. Kažkas turėjo paveldėti. Procesas yra būtent toksai. Neatsirado ten pirmos, antros ir taip toliau eilės kažkokie paveldėtojai giminaičiai ir tada jau lieka. Būtent taip. Tiesiog teisėtų paveldėtojų nėra ir tada atitinkamai su notaro žinia turtas toksai. Iškart smalsu, o tokio turto būna brangaus, kad paveldėtų valstybė brangaus. Žinokit, būna pačių įvairiausių. Nes tikrai, nors didžioji dauguma, tai yra vis tiek, mes kalbam, kad toksai turtas dažniausiai yra regionuose, tai net nebūtinai tai yra pilnas tam pastatas. Jo, viena trečioji, viena antroji šulinio ir tam panašiai. Tai tas turtas, jisai ir būna įvairus, ir įvairus kiekis to turto yra, tačiau tikrai yra buvę atveju, kad ir Vilniaus centre buvo paveldėta. Tai tiesiog kolegos yra dalinėsi tokia istorija, kad tikrai Vilniaus centre buvo paveldėtas turtas, kur tiesiog neatsirado. Kaip neatsirado kokio gero kaimyno, gero patarėjo, pagalbininko? Kaimynas ne visuomet bus paveldėtas. Ne, bet jeigu likus ten keliom savaitėm iki to, sakytų, kad... Užrašyktų tą šulinį, man bendrai metėmės. Man nėra, kad aukcionuose parduodamas tik tai visiškai nereikalingas ar potencialo neturintis, kaip sakot, jeigu ten ministerijai nereikalingas ar kokia institucijai nereikalingas turtas, tada perleidžia jum, o jūs jau tada metat į aukcioną, į rinką. Šiaip klausimas iš tiesų labai, labai geras ir jisai taip turi tokį dviejopą atsakymą, nes taip, tas turtas yra nereikalingas valstybės funkcijom, tačiau jisai nėra. Gali būti puikiai panaudojama. Bet gyventi jame gali kažkas, ar ne? Arba veiklą vykdyti. Loftus pasidaryti. Žinoma. Viskas, aišku, čia jau reikėtų, norint pasidaryti, ten, tarkim, iš administracinės į gyvenamąją paskirtį, tai jau čia reikėtų ir ten detaliuosius tos planus žiūrėti ir jau visą tai įsivertinti naujajam savininkui to turto. Tačiau be abejo, tos galimybės yra galimos ir kuo iš esmės turto banko aukcionai, jie galima sakyti, kad yra ypatingai, nes mes labai dažnu atveju parduodam turtą tokiuose labai paklausiose lokacijose. Tai būna miestų, senamiesčių centrai. Aš apie tai ir norėjau, iš tikrųjų paklausę, pavyzdžiui, pasižiūrėjus, ar ten ministerijų kažkokius ten sąrašas, daug jų yra, ten prestižinėse vietose ir arba valstybinių, kaip sakyti, įmonių, man dabar į galvą šauna, pavyzdžiui, Vilniaus vandenys, kai buvo Dominikonų gatvė ir kai būdavo ten žmonės eidavo pažymų pasimti, kad nėra skolų ir tokias keli tie langeliai, tokie stovi. Tokiai vipiniai miesto dalyje, A lygio senamiestyje. Taip, ir buvo parduotas tas turtas ir dabar tas senatorių pasažas visas pasidarė tokia, tikrai labai faina ir miestiečiam, kaip sakyti, tarnaujanti graži vieta. Visuomeniai turbūt naudingesniu tapo objektu. Jo, ar nėra planų, nežinau, iškelti tas kai kurias, nežinau, Ministerijų miestelį čia buvo mintis įkurti. Jo, buvo tas ministerijų miestelis, bet tiesiog iškelti gal iš to miesto centro, nes jisai nėra guminis ir tų naujų projektų jų retai, kaip sakyti, atsiranda, o kad ir kokia, nežinau, VMI iš vasario 16 gatvė, kur, fantastinė vieta ir didžiulės patalpos. Ir, arba Žemės ūkio ministerija, Gedimino prospekte, didžiulis pastatas. Na, šitoj visus iškelsim. Aš jau matau. Mes provokuojam. Aš suprantu, ten kokia užsienio reikalų ministerija, kuri... Reikia reprezentatyvumo. Jo, ministerija darbuotojai ruoškitės kelti. Šiaip visos ministerijos turi būti reprezentatyvios. Ne tik kažkurie atskira ministerija. Jo, bet reprezentatyvų tai nereiškia, kad būtinai Gedimino prospekte, tai gali būti ir visai kitokios patalpos, o šitas naudoti kažkaip
Nes ne visada, kaip sakyt, tos ir patalpos turbūt ir darbuotojų ten lūkesčius kaip atitinka. Tai faktas, kad mes visuomet vertiname tų pastatų būklę ir ypatingai tie pastatai, kurie yra miestų centruose, tarkime, vis tiek jie yra pastatyti ne prieš 10, ne prieš 15 metų, kai kurie jau ten ir 100 mečių skaičiuoja. Tai atitinkamai per tą laikotarpį taip keičiasi ir šiaip visas suvokimas apie tą nekilnojamą turtą, kad tai būtų tvaru, ten būtų aprūpintas žaliąją energiją ir panašus sprendimai. Žinoma, kad pasiekti pačiame, tarkim, Gedimino prospekte tai yra sudėtinga, tačiau yra ieškomas tas balansas, kaip užtikrinti ir geras sąlygas, bet tuo pačiu ir aprūpinti, kad mūsų klientas turėtų tą savo darbovietė patogioje strategiškai lokacijoje. Tai čia nėra vien tik tai turto banko sprendimas, čia yra bendras valstybės interesas. O žmogus gali kažkiek tai įsikišti paprastas į kažkokiu tai, nežinau, turto bankui ar kitiem subjektam priklausančių pastatų, nežinau, pritaikymą kažkokiam kitam poreikiui, nežinau. Ką jūs turite omeny? Pateikit pavyzdį. Eina Ignas ir sako, aš turiu pasiūlymą. Jo, turim pasiūlymą. Ar kažkokia miesto taryboje gal turim kažkokią. Koks jūsų pasiūlymas ir kaip tarkim, buvo daug kalbų apie Lietuvos geležinkelių pastatą. Jis irgi, man atrodo, turto bankui priklausė. Taip. Mindaugo 12. Jo, Mindaugo 12. Neseniai susidėjo daikčiukus ir išsikraustė. Ir man atrodo, kad jis dabar stovi tuščias, aš kiek žinau. Jisai dabar jame labai puikiai atliekamas remontas ir jau ne už kalnų turėtų baigtis remonto darbai ir į tą pastatą įsikels 8 valstybinės įstaigos. Tai jeigu anksčiau dirbo viena įstaiga, dabar dirbs 8 įstaigos po vienu stogu, tai savotiškai tai taps tokiu, kaip yra hubu. Jo, daug kas, pavyzdžiui, kaip būna verslo centrai, kur po vienu stogu ten 5-6 įmonės dirba, tai valstybinis sektorius gali tą patį. Taip. O pavyzdžiui, svarstymo, kad ne 8 įmonės ten sukelto parduoti kažką. Viešbučiai, buvo minčių, kad viešbučiai, ar butam, ar kažką. Nes ten architektūra labai tinka viešbučiai. Ta prasme, kažką padaryti su kitu. Kas sprendžia, kad nuomoti ar parduoti. Kieno čia yra sprendimas? Tai vis tiek yra vertinama visa bendra situacija. Tai yra, kiek to turto yra atitinkama mieste ar regione, kiek yra klientų, kiek reikia ten tų sukurti darbo erdvių, kad jie patogiai jaustųsi. Ir tiesiog mes turim puikią strategų komandą, kurie visus tuos skaičiavimus atlieka, kurie bendrauja su klientais, aiškinasi jų poreikius ir įdant to yra parenkami tinkamiausi variantai, nes tarkime, lygiai tas pat Mindaugo 12 objektas, jisai taip... Irgi geležinkelių. Tai čia tas pats. Mes labai mėgstama drąsais kalbėti. Čia Basanavičiaus Mindaugo kampas. Taip. Tas pat pastatas ir jisai ir turi tą kultūrinę vertę ir jisai tikrai ir išoriškai, ir išvaizdus, ir jo būklė yra tokia, kad tikrai galima pritaikyti, naudoti. Geležinkeliečiai labai skusdavos, kad kondicionierių nebuvo. Tai... Galėjo pasidaryti. Mes labai džiaugiamės, kad remonto ir atnaujinimo metu mes galime tai sutvarkyti ir užtikrinti, kad tai būtų ne tik tai kondicionieriai, tai būtų ir tokios pažangesnės technologijos, kur ten pačiam net žmogui nereikia junginio. Jo, čia šiaip smagu girdėti tą pavyzdį, kad tas turtas yra atnaujintas ir pritaikytas jau atitinkant šiuolaikinius ir energetinius reikalavimus ir panašiai, nes turbūt blogiausias scenarius, kai yra prestižinė vieta, bet tarkim tas pastatas, viduje ten nėra jokio prestižo, bet tiesiog jis yra geroje vietoje, o ten galbūt ar pardavus tą turtą, ar kažkaip kitaip pritaikius, jisai, tarkim, įgautų visai kitą vertę, kaip tas pats senatorių pasažas. Ir tada klausimas iš karto, kad vietoj geležinkelių dabar atsikels 8 valstybinės įstaigos. O būna taip, kad nuomotumėt kažkokiom visiškai nevalstybės įstaigom, uabam, ta prasme, šiaip kaip nuomos. Yra, tik vieši aukcionai nuomos yra. Taip, yra vieši nuomos aukcionai ir tikrai mes galime teikti tokią paslaugą. Žygimantų gatvėje yra įsikūrus dabar mokykla nuo šių metų. Šitas naujas? Pastatas tai nenaujas, pastatas yra
Žygimantų. Ant kampo, nesu ta tokia vidinė gatvelė kažkokia, ne? Prie ligoninės. Tai ten taip, netoliese. Radvilų, jo. Taip, tai va, tarkim, čia yra realus pavyzdys, kaip mūsų turte įsikūrė ne kažkokia valstybinė įstaiga, o privatus verslas. O kuriam laikui išnuomojama? Aišku, būna įvairiai, dažniausiai tai būna 5 metai, 5 metai ir tada, būna ten kartais tokia sąlyga 5+5, tarkim. Maksimalus terminas dažniausiai būna 10 metų. Bet pradžioje, aišku, yra nuomojama 5 metam, nebent yra, matoma, kad galima išnuomoti trumpesniam laikui. Tai tikrai stengiamės, kad ir tą trumpą laiką būtų kažkoks šeimininkas viduje, kuris tvarkytųsi ir galbūt jam tai bus, nežinau, toksai trumpasis pakilimo takas į verslo sėkmės istoriją. Ką darot, pavyzdžiui, su tokiu nelikvidžiu turtu, pavyzdžiui, kuris ten guli, ten, tarkim, balansą? Vienas aukcionas, antras, pavyzdžiui, kur būna. Ar, pavyzdžiui, ten kokiam, nežinau, bendrasavininkam ten bando įprūdžinti ar... Ne, tai žiūrint... Nėra kainos, už kurią nenupirkta, žinok, Pauliau. Ne, tai iš esmės vis tiek, jeigu tas turtas yra įtrauktas į pardavimo planą, tai jisai vis tiek parduodamas. Jeigu ne iš pirmo karto, tai iš antro aukcione. Tai, tikrai... Iš antro visi yra realizuojami, ar būna ir trečias? Kiek būna maksimaliai aukcionų? Būna pačių įvairiausių atvejų. Būna daug aukcionų. O kas yra daug? 15. 7 būna. Būna. O kodėl toks prastas pateikimas aukcione, tas metu tų objektų? Dažnu atveju taip atrodo, kad jau... Nuotraukas darytas bile kaip. Jau atrodo, atėjo su telefonu kažkas pykšpoksų fotkinu, ir taip labai nepatraukliai dažnai atveju atrodo ir, nežinau, jeigu toks klausimas mums kilo, jeigu, nežinau, kažkiek atrodo dėmesio skirtume. Marketinginių dalykų. Mes ten turim stagerius, fotografus, paruošėm, išpušėm tą turtą tam, kad jį parduot, pateikti maksimaliai gerai. Jūsų skelbimuose niekada nebūna meilės įdėta, kažkas atėjo, bile kaip fotografavo, padarė, kas norės, tas nusipirks. Ar nebūtų galima gauti didesnės kainos daug gražių jos pateikus? Nebandėm tokio eksperimento. Mes galim vis pamokyti. Tai mes labai esame atviri pamokom, patarimam ir tikrai labai smagu, kad ir savo sričių ekspertai irgi pasako kažkokį pastebėjimą, nes tikrai yra kur tobulėti ir visada yra kur tobulėti, tik tai, mes nenorim ir tikrai nesiekiam sėtis vien tik tai su aukcionu. Mūsų veiklų yra daug ir mes tikrai bandom daugiau kalbėti ir apie savo kitas veiklas, nes taip, aukcionai jie yra matomi, nes tas ten objektas, jisai būna ten mūsų puslapyje, būna tenai pardavimo šitie plakatai. Ir portaluose gyvūna skelbimai. Portaluose, taip, žinoma, bet tai nėra vienintelės sritis ir visur mes norim step by step tobulėti. Tai šitą sritį mes galim padėti jums patobulinti. Šiaip kitas dar irgi iš mano pusės patarimas, nes dažnai jūsų pastatai yra turintis potencialą kažkokį. Tarkim, čia mes irgi panagrinėsim keletą. Užupyje pastatas, ten, nežinau, ūkio paskirties, kurį gali, nežinau, paversti į butus galbūt. Taip. Bet viskas priklauso ar nuo to, ar tu galėsi pakeisti paskirtį, ar negalėsi. Tai sprendžia savivaldybė, ar ten visi šitie teritorijų planavimo skyriai ir panašiai. Tai vat irgi mintis, ar neįmanoma būtų kažkaip tais dar iki paleidžiant, ar kažkokį tai parengti aprašą pabendravus su tom institucijom. Valstybinė institucija su kita valstybinė institucija, kad pabendrautų, kad paieškotų. Tai yra valstybės interesas, ta prasme, gauti aukščiausią kainą, o gauti aukščiausią kainą, kai valstybė pati pasakys, kad šitą mes galėsim pritaikyti gyvenimui. Nes dabar gaunas toksai truputį pirkėjų tas aukcionas, jis ten turėti kažkokiais keliais ieškoti per savivaldybę pažįstamų, žiūrėk, čia tą pastatą galėsim pakeisti. Dar kartais net rizikuoti, kad o gal negalėsiu išvysti taip, kaip aš jį matyčiau. Nes jeigu būtų vieša informacija tokia labiau prieinama, tai vėlgi, daugiau pirkėjų, lygų geresnė kaina. Bet apie tą viešumą, tai tikrai čia ne per seniausiai net vienas teisininkas buvo peržiūrėjęs ir pakomentavęs mūsų aukcionų skelbimus, tai jisai net sako, kad tikrai pateikiama visa informacija. Kiekiškai gal taip.
Kokybiškai gal nelabai. Nes ten pavyzdžiui, ten konkretus atvejis tai buvo tiesiog, kad turte yra ten faktinis gyventojas. Ta prasme, mes visada, kai yra aukcionas, jeigu tai yra, nelabai... Kiek žinot, stengiatės pasakyti, parašyti. Taip, nes mūsų tikslas tikrai nėra suklaidinti, nėra tikslas parduoti katę maišę. O kalbant apie tos tokius, extra mailus, tai tikrai ties kai kuriais objektais yra taip daryta, yra ir bendrauta, ir diskutuota, kad tikrai kažkaip palengvinti tą visą kelią. Tačiau reikia suprasti, kad irgi mūsų tas per metus tų aukcionų kiekis yra berods virš 1000. Tai jeigu prie kiekvieno objekto yra tikrai objektų, kur extra mailai yra daromi. Kiek žmonių dirba? O ko reikia, tarkim, ten ar žmogų ar įmonį, tarkim, dalyvaujant jūsų, tarkim, aukcione, tarkim, ar ten įnašo kažkokio pradinio. Aš irgi norėjau judėti link šito klausimo apie tą paprastą žmogų. Jo. Kokius kriterijus atitikti turi? Tai čia paprastas žmogus čia įmonė. Paulius įmonė atstovas. Jo, bet tiesiog, kaip sakyt, imam kažkokį, tarkim, rinko žaidėją, ko jam reikia, kad jisai galėtų dalyvauti ir ar, tarkim, ar jūsų tie aukcionai skiriasi kažkuo nuo, nežinau, antstolių, tarkim, varžytinių. Tai iš esmės dalyvauti gali visi. Tikrai nėra kažkokio ten cenzo. Pilietybės klausimas yra? Šiaip su pilietybė yra taip, kad aišku, dabartiniai geopolitiniai situacijai, tai ta... Aišku, kas negali dalyvauti. bet šiaip dalyvauti tikrai gali visi. Yra pirmas etapas, tai yra registracija į aukcioną, tai registruojantis į aukcioną yra ten ta... Identifikacija kažkokia? Identifikacija, aukcionas dažniausiai vyksta savaitę po registracijos. Kai kuriais atvejais šiek tiek ilgesnis būna terminas, nes, tarkim, objekto vertė labai didelė yra. Ir tada atitinkamai yra, ten dabar procentaliai nenoriu sumeluoti, bet nuo pradinės aukciono kainos yra ten tas toks kaip įnašas, jeigu nelaimė aukciono, tai yra grąžinamas. Tai... Jis procentaliai tas įnašas paskaičiuojamas kažkaip? Taip, aš nenoriu dabar to sumeluoti, bet kiek matosi pagal kainas, kad tarkim, jeigu kaina ten yra 250 000, tai berods 10%, 5 000. Tu turi parodyti jau, kad esi... Taip, tai iš esmės, bet visa tai irgi yra skelbiama mūsų puslapyje, prie kiekvieno aukciono tikrai matosi. O laimėjus, per kiek laiko reikia sumokėti visą sumą? Šiaip tai visas tas terminas yra... Kredituotis jau negali bankai. Tai paimi už gerą kainą objektą, žiūrėk, bankai, perparduosiu greitai rezervacijas. Šiaip tai tarp 30-40 dienų yra tas procesas, kada yra tas vadinamas uždaromas sandoris. Okay. Tai viską gali suspėti per tiek laiko. Pasitaupyti. O būna, tarkim, kaip ir paminėjau, tarkim, su antstoliais, ar ne, kažkoks būtas yra gyvenamas, tarkim, ar ne, ir nusipirkė ten, nežinau, kažkoks konfliktinės situacijos, neišsikrauso tas meilė. Tai būna, be abejo, būna tokių situacijų, aišku, jos nėra labai dažnos mūsų atveju, bet būna tokios situacijos ir čia ir yra ta tokia, sudėtingoji pusė, kad tu šiaip pagal tą visą teisinį reglamentavimą tu negali fiziškai paimti ir stumti žmogaus. Gal turbūt tie tokie socialiniai būstai, kur būna gyventojai. Čia net nebūtinai socialiniai. Čia didžiausia rizika tokią situaciją turėti, jeigu tai yra paveldimas turtas, valstybės paveldimas. Nes vis tiek tai gali būti, kad tarkim labai reali situacija, tarkim yra būsto savininkas, gyvena su kokiu nors, net nebūtinai giminaičiu. Su drauge. Taip, jisai man 10 metų žadėjo, kad užrašys man tą būtą. Pirmiausia, kad ženysimės, o paskui užrašys. Taip, tai čia šiaip net su šypsena sunku būtų kalbėti apie tokias situacijas, nes jas iš tiesų... Skaudžios. Iš tiesų atrodo viskas kaip ir gerai, vyksta gyvenimas ir staiga savininkas miršta ir tas asmuo, kuris gyveno ten 20 metų,
kaip pavyzdys, jisai, tarkim, nėra paveldėtojas to turto, na ir atitinkamai taip, jisai turi... Neturi jokių teisių ir jam reikia išsikelti. Tai dėl to mes visada raginam gyventojus, kad susitvarkytų visus paveldėjimo dokumentus, kad tikrai išvengtumėm tų situacijų. Žinoma, tos situacijos dažniausiai jos kyla ne didmiesčiuose ir tie turtai dažniausiai nėra ten, kaip, nežinau, čia kokiam žvėryne būtų butas, tačiau jie, lygiai taip pat yra kažkieno namai, buvo namai ir tai tiesiog visada ir mes stengiamės edukuoti ir visus, kurie dirba su nekilnojamu turtu irgi skatinam protent. O valstybė privalo priimti tą, tarkim, paveldėtą be šeimininkį turtą, nesgi būna įvairių atvejų, kad skolos kažkokios tai ant turto uždėtos, ar avarinė būklė, kur reikia iškart remonto ir investicijų. Nes jeigu giminaitis, tai jis turi teisę pats spręsti. Taip, jis gali neprimti, jeigu yra skolos. Paveldėjimą arba tai su valstybė yra taip, kad tai yra viena iš turto banko funkcijų. Tai, ir nežiūri, ar apsimoka, neapsimoka priėmė viskas. Ne, tai yra privaloma. Taip, tai yra mums pavesta funkcija ir mes su tuo tvarkomės ir iš esmės, tai kai yra toksai turtas, jisai yra parduodamas aukcione ir jeigu yra kažkokios ten skolos, tai yra padengiamos iš aukciono to surinktų lėšų skolos, o paskui likusi pinigų dalis yra pervedama į valstybės biudžetą. O jeigu neužtenka pardavus pinigų skolom padengti? Sudengia turbūt. Tai vis tiek. Narašom į nuostolius. Vis tiek, skolų neturi likti iki kalėdų. O gerai, jeigu, sakykime, yra namukas, išėjo žmogus Anapilin, pusė liko valstybei, o kitoj pusė gyvena kaimynas. Taip. Jam pirmumo teisę siūlot, turbūt. Ne, pirmumo teisų, mūsų aukcionai yra vieši, dalyvauti gali visi. Ir nėra taip, kad yra kažkam pirmumo teisė. Neprivalo. Šiaip žmogus parduodamas turėtų pasiūlyti kaimynai pirmiausia, jeigu tai yra. Taip, o čia yra taip, mes, jeigu tas kaimynas domisi, mes suteikėm informaciją, kada bus leidžia dalyvauti aukcione. Bet vis tiek, bendra tvarka ir... Bet čia jokio pirmumo nėra. Bet matai, jis tai to pačio turi pirmumo, kaip sakyti, įsigyti irgi. O kaip tu nustatysi kainą pirmumo? Jo, bet pavyzdžiui, jeigu... Nes aukcione kainą tu nustatai. Jo, bet jeigu tu nežinai, kad, pavyzdžiui, paskelbtas aukcionas, irgi visai gali būti. Tai va, gal informuoti turi, manau. Ką aš ir noriu pasakyti, kad tokiais atvejais tai yra suteikiama tam kaip bendrasavininkui. Bendrasavininkui ar kaimynui yra suteikiama ta informacija, kad objektas bus parduodamas aukcione. Reikala lapelė, aukcionas. Ta dieną, tą valandą tavo kaimyną. Ir paskui, kai dar neužsiregistruoti, tai kur tu... Ar būsi, ar atvažiuoji? O kaip nustatoma apskritai kaina, įdomu, ar yra kažkokia metodika, ar turto vertinimas? Turto vertinimas, nepriklausomi turto vertintojai. Vienas turto vertintojas nustato visuomet, ar nežinau, ar yra kažkokia tai keletą vertinimų ir imamas vidurkis? Čia aš nenoriu sumeluoti ir dėl to aš jums ir nemeluosiu. Nemeluokit, nes aš įsivaizduoju, kad kai kurie tie vertinimai nėra paprasti, nes labai specifiniai objektai pas jūs. Taip. Tai turbūt daug interpretacijų gali būti labai daug tų ir paklaida gali būti labai nemaža, jeigu vertins tik tai vienas. Taip. Tai tikrai yra, kiek irgi yra tekę matyti mūsų objektų vertinimų, tai yra keletas vertintojų pateiktų. Nes ar tas vertinimas susijęs, nežinau, su vidutinė rinkos vertė panašių sandorių, ar su kažkokiu tai galimom pajamom ar potencialu, nes... Arba ten, jeigu kokiam kaimukė, tai gali būti, kad aplink seniai nieks neparduot ir nelabai yra su ko palyginti. Taip. Yra, be abejo, nes vis tiek yra žiūrima, kas yra aplink tą teritoriją. O būna tokių kainų, kur patys, jūs jau darbuotojai žiūrite, o kokia gera kaina reikia dalyvauti? Norėčiau pasimti. Ar iš apskritai gali dalyvauti? Turbūt gali. Tai šiaip tai... Jeigu viešas aukcionas. Per švogerio brolį visada viešas aukcionas, bet tikrai, mes kaip ir... Čia kaip ir su loterijom būna. Pavyzdžiui, yra ten, kaip ir tugi gali bilietėlį nusipirkti, bet kai laimėsim, tai tada jau aiškintis reikia. Ne, jau negražu. Ne. Taip, tai... tikrai, jei parduotuvę nusipirkai. Taip. Tai iš tiesų,
matomės tas kainas faktas, bet tikrai, na... Neprisipirkęs jūs dar daug, ne? Ne, aš pirkau butą iš kitų. Iš mūsų pirko, turbūt. O nežinau, gal kažkokias įdomiausias istorijos yra iš jūsų praktikos, ten kažkokie įdomus objektai arba labai brangus, prestižiniai arba kaip tik atvirkščiai ten kažkokie tai... Skaniausi patys vaiduoklių namas. Pusė šulinio. Tai įdomiausias ir brangiausias čia jau tada labai skiriasi. Ir to. Tai šiaip aš taip, jeigu žiūrim taip per pastaruosius metus, tai tarkim šiemet kas tokio įdomesnio, akiai tokio traukiančio ir galbūt neįprasto, tai pardavėm Nidoje buvusi žvejo namą. Okay. Nu, jisai ir pagal aukciono kainą tikrai. Prie Kuršių marių, ar ne? Taip. Tai čia šiemet. Aišku, mes šiemet daug irgi tų aukcionų, kurių ten galutinę... Bet jis tiesiog gyvenamas namas, ar čia kažkoks tai... Žvejo namas muziejus? Jisai irgi turi tą istorinę, kultūrinę vertę, tai na, žinot, Kuršių nerija yra įtraukta į UNESCO ir ten... Statybos viskas saugotina. Taip, ir ten ir architektūriniai, ten tie visi linkiai, jie, turi išlaikyti ten tai teritorijai būdingus elementus. Taip. Bet šiaip džiaugiamės, kad irgi atkreipė dėmesį toksai objektas ir buvo labai įdomu. Kokiu tikslu nusipirko? Šiaip konkretaus tikslo neįvardijo, dar sakė, spręs, ką darys, bet... Gal pats gyvensiu, gal parduosiu, žinai, čia kaip... Gal čia... Iš pirmo aukciono nupirko? Gal atsimenat kainą maždaug bent jau? 1,350 milijonus. Turtingas žvejas tapo. Netupirkai, ne? Turtingas žvejas tapo. Tai kiek žinom, tai yra startuolio vadovas. Tai čia netiek daug, tai perskaičiuoju. Tai šiaip galima šitą informaciją rasti, nes tikrai buvom pasikalbinę ir patys pirkėję, tai jau jisai galbūt atskleistų daugiau, kokie yra planai, bet tą kartą minėjo, kad bent jau artimiausiais metais norės kažkokią... O koks neveikia? Vat būtent šitas turtas. Tai vienas brangiausių šiemet, tai Geležinio Vilko gatvė 3A berods adresas, netoli... Prie Žiedo čia, ar ne? Taip. Mačiau, kad jį pardavinėjot. Tai aukcione už 1,8 milijonų. Pamenu kainą. Bet tai, kaip sakyti, tokio valstybės mastu netrodo, čia kažkokia labai jau didžiulė suma. Bet žinai, kai 90% ten šuliniai ir transformatoriai, nes tai jau... O kur čia per geležinkelio, tas Geležinio Vilko 3A? Kur yra toksai aukštas senas pastatas ir šalia toks žemesnis. 5 aukštai. Tai va tas administracinis žemesnis. Okay. Taip. Tai va, jisai šiemet parduotas aukcione. Dabar jį stebėsim, ką iš jo padarys. Jūs stebėkit. Šiaip labai gerai matosi. Aha, jis tokia vieta, Gal Paulius žino, ką ten darys? Paulius nežino. Jeigu žino, nesakys. O pernai, tarkim? Pernai. Taip. Pernai vienas tokių įdomesnių, tai esam pardavę tvenkinių tokį kompleksą, žuvininkystės, toksai kaip buvęs centras. Ir šiaip labai įdomi istorija, kad prieš 50 metų ten pirmoji karpių veislė lietuviška buvo išveista. Tai daug daugiau gavo. Tai, bet ten 56 berods tvenkiniai yra. Ačiū, kurie žinai? Čia link vidurio Lietuvos. Čia kokius padarys, žinai. Aha. Taip, tai o vienas didesnių turbūt buvo pas mus kaiminysėje, Kalnėnuose, ten didžiulis... Rūkainių gatvė. Jo, didžiulis sklypų masyvas ir ten grandiozinis projektas dabar, kiek žinau, planuojamas. Tai va, tai iš 2024 metų žuvų tvenkinių pereinam į 2023 berods metus ir būtent Rūkainiuose šalia Kalnėnų, taip, šitas objektas ten buvusi
buvusio karinio dalinio. Bazė, jo. Taip. Ir ten tikrai labai įspūdingas objektas ir parduota už daugiau negu 15 milijonų eurų. O, čia jau rimtas. Wow. Čia jau rimtas. O kas dabar ten vyksta? Nieko, detaliai Nieko, planai detaliai rengiami ir dar, ne. planuojama, jo. Bet Statys daugiabučius tikiuosi jums. Ir Ten daug kas čia irgi individualus namai ten bus. Ir mokyklagi bus ten Jo, šalia. Ir... taip, tai ten, kadangi ir ta teritorija, parduotas tas objektas, jisai yra didelis ir įsipaišo į tą visą Kalnėnų planą, taip galima pasakyti, tai atitinkamai su ta mintimi ir buvo tas organizuotas aukcionas. Miestas mieste bus. Kad taip ir buvo ta mintis, kad galbūt ten gyvenamai paskirčiai ar kam šitas objektas būtų neprašau. Nes kaip pardavė, tai nebuvo gyvenamoji, ten buvo kokia nors komercinė paskirtis. Aš kiek pamenu, kad tikrai ten buvo... mišri, man atrodo. Mišri. Jo, ten jeigu karinis teritorijos dalis, tai taip. Bet ten buvo ir tyrimai atlikti, ir grunto tyrimai vis tiek prieš parduodant objektą ir, tikrai, kai tas objektas turi didelį potencialą ir tokią gražą valstybei, tai tikrai ten tie extra mailai yra padaromi tikrai ir ištyriama ir visa ten ta aplinka, kad tikrai nebūtų kažkokio nusivylimo pirkėjai vėliau. Taip, pirkėjas paskui įsigys ir sakys, o tai čia... Nes ir pirkėjas ne kiekvienas pajėgus. Arba nusipirkė už 15 milijonų ir sako, nieko negali ten statyti, jokių gyvenamųjų. Bet ačiū, kad pirkote. Ačiū, kad pirkote. Galit javų pasisėti. O tuberkuliozinė ligoninė, čia irgi buvo Turto banko pardavimas Žvėryne. Taip. Čia kur Paukštys nusipirko. Kur sakė, ten kažką darysiu, gal sodybą čia šeimai, bet paskui toks... Bet jis kažkaip lik pardavinė dabar nusprendė, aš girdėjau. Aha, kažkas tokio. Taip, tai šitas irgi objektas... Toks buvo šašas Žvėryną. Ir yra. Tai tų šašų, tai vis tiek ten prie tos buvusios ligoninės yra ir daugiau objektų ir vieno tokių irgi aukcione pardavinėjom, tai irgi taip įdomiau vadinasi, tai lavoninė buvusi. Okay. Pikantiškai sakyčiau. Ten netolies. Žvėrynė. Taip. Ką nusipirkai? Žvėrynė, lavoninė. Tai tikrai būna atveju, kai ne vienu kartu vienas objektas yra parduodamas, bet ten, tarkime, yra toj teritorijoje objektai dalimis. Tiesiog. Šiaip keista atrodo, nusipirko ir atrodė, kad jau ten dideli planai ir kažką tokio darys, bet... Bet planai keičiasi labai, ir ta pati rinka ir poreikiai, nes tikrai tu gali pirkti su viena idėja, bet paskui, kai jau tu turi, apsižiūri, pasigalvoji, pasiskaičiuoji ten tą visą atsiperkamumo investicijas, gal perplanuosi kažką kito. Tai... Manau, Paukštys tiesiog pasidėjo savo portfelį, tikrai nenuvertės tą žemę Žvėrynė. Turėtų ne. Ok, tai dabar pašnekėjom truputėlį apie tos aukcionus, apie patį valstybės turtą. Aš jums visiems turiu dar parengęs tokį quizą, tokį žaidimuką, kad man būtų įdomiau. Čia vis tik susirinkė daug nekilnojamo turto eksperto, tai aš nedalyvausiu, bet Paulius ir kitas Paulius ir Patricija galės visi iš padalyvauti. Tai bus 3 objektai pateikti, pateiksime šiek tiek nuotraukų ir vis pabandykit maždaug atspėti startinę kainą. Ne pardaviminę kainą, bet startinę ir rinkau tokius, kad nebus pusė šulinė. Visą šalia. Tai va, tai vienas iš tokių pastatų, tai yra ūkio pastatas, čia dabar paskirtis greičiausiai tokia, bet vieta yra Užupio 9, čia visiems puikiai žinoma turbūt vieta, prie Angelo, štai čia va, tas pastatas, vipinė vieta, jo kvadratūra, man rodos, 205 kvadratai, vaiktumas 85%. Va, jau klausimą. Apdaila. Tai čia tiksliau išryškinta yra vieta, tai kaip ir turbūt aiškiai. Tai va, jo būklė yra turbūt mažiau nei 85%. Bet jis ne tai, kad 100% baigtas ir labai nusidėvėjęs, jis net nebaigtas. Gaunasi 85% baigtų. Kaip teoriškai gyventi gali. Čia? Aha, jo. Va, žmonės laiko daiktus. Bunkeris. Tai va, tai toks objektas, aišku, turbūt tai potencialą didžiausiai jis turi iš savo vietos ir tolimesnio pritaikymo. O jam priklauso sklypas? Man rodos, kad ne. Nes labai įdomi irgi Turto banke yra sklypas atskirai įvertinama ir atskira suma turi mokėti už sklypą.
Tai čia bus viena suma. Sudalinta va tokiais sandėliukais, čia greičiausiai, kai buvo tie daugiabučiai ir būdavo tų sandėliukų pastatą. Ten būna mediniai įvairius ir šičia turbūt toks ūkio, dėl to ir ta paskirtis yra, bet sudalinta tokiom patalpom, pirmas, antras aukštai, 2 aukštų pastatas, tikrai pritaikomas turbūt kažkokiai gyvenamai paskirčiai, jeigu... Kūrybiniam dirbtuvėm, užupis. Poilsą. Čia gyvenamai paskirčiai nepritaikysi, jeigu žemės nėra. O kodėl? O kur mašinas? Ne, tai kur parkavimą darysi, tas Jo, parkavimą. Tada manau, kad jo paties žemės sklypas nebus didelė. Jo. Tai manau, kad jo paties... Ir tas pirmas aukštas jis po žemė? Ne, jisai čia jeigu bent iš nuotraukų žiūrint, tai čia tas turbūt antras aukštas, nes stogas matosi. O pirmas aukštas čia bus greičiausiai. Ir grįžki planą. O tau rimtai vertina, taip, kaip tikrai ekspertai. Aš langumą tai nerandu. Patricija, šau. Žiūrėsim, kuris pirmas nusipirks. Tai va, tai... Aš dar pasitarsiu namie. 205 kvadratai, pabandykit spėti startinę kainą. Tai šaukšta pirmas. 350. Gerai, Paulius spėjimas 350, Patricijos? Aš sakyčiau, 400. Gerai, 350, 400, Pauliaus spėjimas. Aš tai spėčiau, kad kažkur apie 295. 29, beveik 300. Reali startinė kaina 246 tūkstančiai. Tai gal ir visai neblogas variantas. Gal verta suklusti kažkam tai. Jo, bet čia esminis klausimas turbūt, ką iš jo galima nulipdyti. Nuo to turbūt ir ta informacijos, ką su juo nuveikti. Kaip su komunikacijom panašiai. Bet man turbūt irgi nenusišnekėjom, tikrai. Bet realiai truputį virš 1000 už kvadratą, tai jeigu taip realiai pamašys ant tą kainomis šitoj vietoje, jeigu rezimuokim, kad tai bus gyvenamoji paskirtis, tai ten turbūt gali ir 5-6 tūkstančius kainuoti už kvadratinį metrą. Čia su gyvenamąja gali būti, jeigu bus, tai labai gerai, jeigu ne, nes iš šviesos gali trūkti visko. Čia, žinai, jeigu bus įmanoma perkis, tai čia, manau, gabalais išneštų tas metalo objektas. Tai gal ir ta kaina sukils. Paulių padu pasinsim. Okay. Tai va, tai judam tada prie sekančio. Antras objektas. Tai va, čia jau mūsų žemiškas butas. Duona ir sviestas. Savanorių 56. Ne, čia be sviestą dar. Tai prie Gerosios Vilties žiedo, jeigu tai paprastai tariant, 70 beveik kvadratinių metrų butas, 3 kambarių, 9 iš 9 aukštas. Namas renovuotas? Nerenovuotas, paprastas. Tai vieta maždaug tarp Žemaitės ir Savanorių žiedo. Žinom turbūt. Man atrodo, tam nam ir pardavusios. Tai va čia yra fliperių, bet praeitą laidą mes darėm apie flipus, už praeitą laidą darėm apie flipus, tai čia tai, ką perka fliperiai mūsų Lietuvoje, tai ta būklė, kur... Čia turbūt be šeimininkis turtas galėjo būti, ne, Pauliau? Čia daug turto. Nes tokie dažniausiai būna varžyti, nes išvaržomas turtas. Bet šitas tai... Tai va, tai, turbūt kainos čia greičiau jums susigeneruos, ar ne? Liftas pakeistas. 3 kambariai, ne? Svečiai duosim pasireikšti. Taip, tai aš kažkaip sakyčiau, kad kokie gal... 70 kvadratų. Bet čia įdomiai, 70. 84. 84 tūkstančių. Taip. Gerai, toliau. Eimai pirmami. Patricija? Aš 95 tikrai. Drąsiai. Oi, manau, kad čia tikrai bus daugiau. Manau, bus 115. Aš irgi tai būčiau spėjęs, arčiau Paulius. Tai kaina 128 startė. Daugoka. Ar ne? Man irgi tai pasirodė kiek daug. Daugoka. Jo, nes šiaip 9 iš 9 laiptinė tragiška, aš matau tą. Bet 2 kambarių būtai tokie, jie apie 100 virš 100 tasme dabar kainuoja. Tai 3 kambariai. Manau, kad aš irgi įdomu. Su šitu teks pasikankinti. Padarys antrą raundą. Ten tada pamažins. Taip, kada čia aukcionų šito? Pasiekim, pasižiūrėsim. Pasirašysim. Gal pakils dar tos kainos. Po kelių mėnesių padarysim aptarimą, už kiek prasidavė. Ok, judam tada prie trečio objekto. Čia gal kiek sudėtingesnis. Tai yra administracinis pastatas, bet naujamiestyje Ševčenkos gatvė 16G. Šiaip, kuo man patiko šitas objektas, kad tai yra ta loftų karštoji zona, kur visai arti tų Ševčenkos loftų, tų garsiųjų 5 gamykloje.
ir parduodamas jo kvadratūra yra apie 800 kvadratinių metrų. Čia nereikia vargti su paskirtim, kokią gausi paskirtis, tokia ir Tokia ir daryk. Neišeis sudalinti turtiniais vienetais, padarysi naudojimo tvarką irgi išeis. Čia dabar kažkokia įsikūrus yra socialinės apsaugos kažkokia tai institucija, ar ten su įvaikinimu kažkas ar panašiai. Tai ten mačiau, kad tas nuomininkas dar kurį laiką bus, bet patalpas atrodančios netragiškai, ta prasme tikrai dar turinčias prekinę išvaizdą. Tai kaip išplanavimas irgi pamatysit vėliau toksai. Bet tie vaizdai kiemus daug erdvių, nėra tų laikančių daug sienų, tai tikrai jis yra sudalinamas, man atrodo. Tai čia va tiem fliperiam loftų, kurie galbūt kažką tais norėtų. Loftas tai labai toks taisyklingas. Kai žinau, 1,200,000. Tai Patricijos kaina 1,200,000. Kas nori toliau? Patricija pasakė mano skaičių. Tai gerai. Aš sakiau pirmą. Gerai, aš sorry, bet aš nusikopinu iš Patricijos. Užsikabinai. Aš 1,200,000. Kitas Paulius? Kitas Paulius gal pasakys. Bankininkas. 1,100,000. O, kaip visi arti ir žinokit, pataikėt labai panašiai visi dėl to, kad čia aš kaip ir minėjau, Turto bankas išskiria sklypo kainą ir tą, tai 1,190,000. 1,190,000. Wow. Tai gal dairėtės pirk šitą pastatą? Ekspertai. Ne, kažkaip. Jo. Šaunuoliai, kaip sakyt, nesusigadinat reputacijas šito. Tuoj grįžim į darbą, gausim pilos. Tai va, o jeigu prakalbam apie aukcionus, jeigu nenorit dalyvauti aukcionus arba norit, bet jeigu nenorit, tai yra mūsų šiandienos laidos rėmėjas NT skelbimų portalas Realu. Aišku, turbūt jūs irgi skelbėte NT portalose savo aukcionus, tai ten galite rasti ir Turto banko aukcionus, ir tų objektų, kuriuose nereikia dalyvauti aukcionus. Kur gali ateiti ir nusipirkti? Tai va, tai užeikite ir į realu.lt ir taip pat į turtas.lt. Turtas.lt. Iš pastalo visko daug. Ne, čia yra ant stalo. Ant stalo. Čia viskas ant prekystalio. Taip. Jo, tai šiaip rezumuojant laidą, kas jums, nežinau, paliko didžiausią įspūdį, ką šiandien Paulius papasakojo, ar objektų kainos, už kurias parduoda, ar kaip valstybė valdo tą turtą. Man didžiausia įspūdį palieka, kad nenori išpašalvoninti tų valstybinių įstaigų iš centro, nes brokeriai tai nori, kad būtų daugiau būtų. Jo, mes norim Gedimino prospekte visus būtų parduoti. Visiems pabūta Gedimino prospekte. Jo, geras šūkis šitas. O man paliko įspūdį, kad geležinkelio pastatas galbūt jau taip teisingai bus pritaikytas ir kelios net ministerijos susiburs po vienu stogu. Tai galbūt tas teisingas požiūris yra, kad ne visiems reikia ten 5,000 kvadratinių metrų pastatų ir panašiai. Tai ačiū Jums mūsų laidos žiūrovams visų pirma, kurie sekat mus, prenumeruojat, parašot komentarą, tai parašykit ir šiandien, kaip Jums šiandienos laida. Ačiū ir mūsų konkursų dalyviams, tai priminsim apie konkursą, kad galima laimėti šitą puodelį. Tai va šiandien Pauliui irgi padovanosim jį. O konkursą reikia ką? Reikia nusifotkinti, kaip mus žiūrit, įdėti į Instagramą, pritaginti mus būtinai ir galit laimėti. Ir iš tikrųjų aš turiu netgi vieną laimėtoją pasiruošęs, kurį mes šiandien norim ir apdovanoti. Taip. Jeigu reikia, aš būgnais galiu pamušti. Jo, kas gali būgnais pamušti. O, čia internetą dabar negauda kaip tyčia. Jo, tai mes turime Kristiną Žulkienę Bartkutę. Kristina, linkėjimai tau. Pažįstama. Tai va, tai Kristina šiandien laimėjo šitą puodelį, tai parašyk mums per Facebooką arba Instagrame ir tikrai susisieksime. Arba Patricija gal atveš. Mielai. Tai va, o mes ką, judam link savo tolimesnių darbų ir ačiū Jums, kad žiūrėjot. Einu pažiūrėsiu Turto banko aukcionų gerų yra. Pasiplanuos ir pasitaupykis iki 26-3 ketvirčio, mačiau labai geras. Ten gerų variantų galima rasti. Ačiū. Gerai, ačiū visiems. Visam.